Sveiki! Šį vakarą su jumis aš, Goda Vancevičiūtė Žalgirietė. Ir specialios žinios tiesiai iš įvykio vietos, nuo naujųjų metų slenksčio. Laidoje išgirsite ir pamatysite, ką naujiems žaliai baltiems metams pranašauja į Lietuvą atvykusi būrėja iš šaltosios Rusijos. Užmesime akį į kūrybingų jaunųjų Žalgirio žurnalistų veiklą. Ir nepatikėsite, tačiau tai tiesa. Naujausi archeologiniai atradimai, vaizdajuostė, kurie užfiksuotas senovės graikų pilietis, pranašaujantis gerus metus Žalgiriui. Taip pat nepraleiskite progos išgirsti šiurpiųjų kriminalų apie staiga pakeistą Dežuan Collins šukuoseną į Lietuvos policininkus medžiojantį Žalgirio vyrus. Laidą baigsime žaliai baltais orais, taigi klausykitės ištempę ausis ir kojų pirštus, nes nuo karštų naujienų galite išvirsti iš batų. Prieš keletą dienų į Lietuvą iš apšerkšnijusios Rusijos atvyko žinoma kūrėja Stefanija Svaikovič, kuri maloniai sutiko pasinaudoti savo transcendencinėmis galiomis ir papasakoti, kas laukia visų lietuvių labai mylimos komandos metų, kuriems išpanašautas pasaulio pabaigos sutikimas. O gal viskas baigsis pasirodymu? Filmuojam. Jau, filmuojam. Tai va, labai miela, kad čia mane pasikvietėt. Nes iš tikrųjų tai visi žino, kas geriausia būrėja. Ne tik Europoje, bet apskritai visoje visatoje galaktikoje paukščių. Tai va, iš tikrųjų tuoj mes pabursim. Nes aš labai gerai nusimanau šitai, mano kortos žiauriai tokios geros. Matom, tai viską filmuoju. Gerai, labai gera mergaitė, matau. Tai va, pažiūrim, ką čia mums būrė tos kortos metam naujiem Žalgirio. Nu, pažiūrim. Ojojoj, matosi, kad ne viskas gerai bus. Bet ar nežinia, ar visi tokie metai bus? Nu, pažiūrim daugiau, pažiūrim. O Jėzau, neklauso tos kortos, žinokit, jaučias, kad būrėjom tai metai nekokie. Nu, va, matau jau pergalės, jau geriau darosi. Pažiūrim, kas toliau. Aišku, viskas labai miglota, bet gal ir gausis kas nors. Nu, dabar pamaišom. O Jėzau, kaip čia to Lietuvoje šalta, tai aš vis... O, pamatau jau, kaip čia gerai bus. O, žinokit, matau jau aiškiau. Tikrai daug geriau. Tai va, o iš tikrųjų, tai žinokit, jeigu jau aš čia būriu, tai gal kaip nors galėčiau susitikti ir su kalniečiu. Žinot, čia aš ne dėl savęs, čia aš turiu tokią pažįstamą, kuriai patinka. Va, nu, žiūrim dar. Ir o, tai puikus metai. Šita korta tai rodo, kad šiti metai tai bus konkrečiai tokie geri, labai iš tikrųjų geri. Nu va, paskutinis burtas ir tikėsimės, kad bus gerai. Ir va, nežiūriu ir o Jėzau. Pergalės. Nors 21 amžiaus visuomenėje vyrauja požiūris, kad visi jau viską žino ir nieko pasaulyje naujo nebėra, viską nusileidęs tėvai, o Elnias Rudolfas suvalgytas pirmosios kebabinės atidarymo metu, ką tik buvo atrasta vaizdo kasetė, kur prieš daug metų senovės Atėnų gyventojas kalba apie ateities komandą Kauno Žalgirio ekipa. Matau kažką galingo, kažką didingo, kažką, kas atneš daug džiaugsmo ir atneš daug liūdesio. Tiems, kurie nebus draugai, ir draugai. Tai žalia spalva, tai balta spalva, vir balta. Tai nutiks kažkur toli, po daug metų, vir metų. Tai bus krašte, kur daug lietaus, nieks nežino apie jį, tačiau yra girdėję,
vir girdėję apie gintarus iš ten, vir. Tai gūdi šalis, maža šalis, kur daug džiaugsmo bus, kai užgims galinga vizija, išsipildžiusi, vir, išsipildžiusi. Tai bus kažkas, ko mes dar nepažįstam šiam senovės Graikijos pasaulį, vir, pasaulį. Tai bus kažkas, kas pritrenks visas kartas. Jau antrus metus skaičiuojantis projektas jaunieji Žalgirio žurnalistai, regis gali vadintis prestižiniu pasiūlymu jaunuoliams. Čia susirinkusi kompanija neturi lygių. Įmeta gauna dar Kauno Žalgirio. Eurolygos top 16 rungtynes. Kriminalai šiemet peržengė visas įmanomas ribas. Visiškai netikėtai, prieštaraudamas visoms madoms taisyklėms ir Juozas Statkevičius pravarde Juozukas nusakytame etiketui, dėžuojant kojas nusikirpo plaukus. Labą dieną, malonu, kad jūs atvykote čia pas mane į mano tokią kuklę kirpyklėlę. Tai ką mes pakalbėti? Nepagrindinai. Taip, aš įkirpau, jis čia pas savęs dalyvaujas, mes su juo netgi esam geri draugai iš tikrųjų ir jis gal mano vardą nelabai žino, bet tai yra nie. Šiaip tai, na žinot, aš dar bijojau, galvoju, o jeigu jam nestiks, bet žinot, gražiem žmonėm, tinka viskas, aš lygiai tą progą pasiūriu tokia ekstravagantišką šukuoseną, nes tiesiog irgi keičiu įveikia. Gal ir į gerą išėjo, nes pažiūrėkit dabar šie nauji metai, 12 metais, tai visas rungtynės yra Žalgiris. Tiesiog, manau, kad visa tai yra dėl mano darbo. Ir manau, kad aš esu, man turėtų visi žalgiriečiai dėkoti už tai, kad Žalgiris turi tokias puikias dabar sėkmingas rungtynės naujų metų. Ir turite man ačiū. Dėkokit man. Ar jūs turite mėnelas klientų? Ne, netrūkės man kur pagalba. Didžiulio akivaizdo buvo sulaukta iš Lietuvos policijų. Tocomis kameromis buvo užfiksuota, jie bando sutrukdyti krepšininkų dirbti savo darbą. Yo, you so pussy. Kad naktį būtų aiškus kaip ant delno, pasigavome keletą naktinių šulinių, kurie maloniai susiko papasakoti, kokie orai laukia mūsų toliau. Jums tai reikia įsivaizduoti. Gerą vakarą linki Goda Mančiūtė Žalgirietė, iki kitų metų. Iki. Daug pergalių. Kad žaidimas būtų geresnis negu praėjusiais metais. Kauno Žalgirį papildė du nauji žaidėjai, Dainius Šalinga ir Rypsas Nelsonas, todėl komanda, manau, sustiprėjo. Linkiu Žalgiriui sėkmės, daug pergalių, kad išliktų tokie pat šaunūs, bet jie tokie ir išliks. Manau, kad jie bus kupini daug pergalių ir iš gerų akimirkų, kad žaidėjai nepatirs traumų ir nenuvils fanų, o fanai palaikys komandą kaip ir anksčiau. Žalgiriui linkim gražių pergalių! Pergalių ir pergalių. Traumų nebūtų, pralaimėjimų nebūtų. Aš taip pat linkiu Žalgiriui tik tai pergalių ir kad fanai ir toliau tai palaikytų.